Artūrai, ar gerai išsimiegojai? Kaip tempas buvo šeštadienį ne per greitas, Artūrai? Na kaip tai nesirado? Tik man kažkaip šiek tiek kitaip parašėte. Be abejo, aš irgi su socialinių tinklų kaip ir šiek tiek žinovas ir tikrai juose buvau ir išliksiu. Visą laiką norisi, aš taip galiu kietai pasakyti, aš galiu kietai pasakyti, bet aš to nedarau. Šiandien aš išmokau būti kantresnis, aš mokau sulaikyti tai, ką norėčiau pasakyti galbūt ir būtų tai cool ir ten patiktų Facebook auditorijai, surinktum ten didžiulius skaičius like, bet aš šiandien to nebedarau. Aš šiandien žinau, kad aš kaip tik esu labiau ramesnis, labiau įsiklausantis. Nu, net tiek daug svečių, tai paskui, žinot, nepatogu. Baikite, jasdau dar to betruko, kad jūs šluoka. Paskui nepatogiai aš jausiuosi, kad čia... Zuokai, tau net 91 metų močiutė sako, kad tu baig nešluok, nes siurblys yra šrastas, jau su siurbliu reikia kilimą siurbto, nešluot su šluota. Plius, galbūt labai ką pasakyčiau, praeitos rinkimuose, kur aš ėjau ir manau, kad tai buvo mano viena iš klaidų, kad aš turiu idėjų, darysiu miestą taip, kaip miestas pagal Zuoką. Šiandien aš ateinu su kita žinia ir kaip tik jau keletą mėnesių susitikinėjau su Vilniaus miesto gyventojais. Jeigu uždengus stiklu, būtų geriau. Tai uždengus gerų stogų, gražių, jumgi nereikia. Gal manyčiau, kad iš tikrųjų būtų galima įrengti ledinį apšvietimą, kuris nedaug kainuoja. Man netgi rudenį Vilnius pats gražiausias. Kažkada būdamas miesto vadovu paprašiau, kad miesto tarnybos nesurinktų lapų iki tol, kol jie nėra šlapi. Maloniau, kada miestas pilnas sklaidančių, rudenėjančių Vilniaus lapų. Vėjas jos blaško, o mes galim romantiškai pasivaikščioti. Taip yra kuriama miesto nuotaika. Kažkas darbo turbūt neturėjo visą rudenį, kad Zuokui patinka lapų nešluoti. Kol nesušlaps. Kol nesušlaps. Jeigu būčiau meras, tai liepčiau nekas žemą sniego ir būtų labai romantiška su kalnų slidėm nuo Šeškinės kalno nusileisti. Esame Šeškinės oze, geomorfologinėme gamtos draustinėje. Tai yra 50 hektarų teritorija, kur būtų galima įrengti, sakyčiau, antrą Vingio parką. Palauk, tu ką tik prieš kelias sekundės nesakėjai apie kažkokį draustinį? Geomorfologinėme gamtos draustinėje. Antras Vingio parkas, tai čia estrada, asfaltuoti keliai. Normaliai. O gal antrą Cheopso piramidė? Tik su lėdais, aišku, ir kolektoriai saulės. Šeškinėje, kaip ir daugelį Vilniaus miesto seniūnijų, viena iš pagrindinių problemų – automobilių parkavimo galimybės. Daug įdomių sprendimų ir pasiūlymų gavau ir nebejoju, kad jinai yra įsprendžiama. Ta ir padarys. Man kažkas lyg ir sakė, kad jisai merui buvo 2 kartus, tai čia 8 metai turbūt, ir jis nesugebėjo su tuo parkingu nieko, man atrodo, padaryti. Ai, nors kai ilgiau mėgsti pamiegoti ir tai gal taip ir gaunasi. Artūrai, pirmas ir visiškai paprastas klausimas. Kam jums to reikia? Žiauriai geras klausimas. Ir šis klausimas man taip kirbėjo ilgą laiką, dėl to aš taip gana vėlai ir paskelbiau apie sprendimą, kad dalyvauti mero rinkimuose. Per 20 sekundžių ar 10 taip ir nesugebėjote atrasti galvoj, dėl ko norit būti meru. Bet paskui pamačiau vieną video, kur supratau, kodėl jūs norit būti meru iš tikro. Noriu pasakyti, kad kitą savaitę ponia Zofija minės 91-ąjį savo gimtadienį. Jūs reikia įkalbėti, kad atidarytumėt savo Facebook paskyrą. Tai jūs visas Vilnius pasveikintų. Oi. Jis tik nori, kad jį per gimtadienį visas Vilnius pasveikintų. Laikau dviratį jau 2 metų laiptiniai. Nieks dar nepaaugė kol kas. Gal ir neblogi kaimynai. Gerai, kad Zuokas pas mane negyveno tas 2 dienas. Turbūt jau būčiau neberadęs dviračio. Neužgeso, dega Margirio Ainių širdį. Šitie žodžiai smeigs melą kiaurai, bankų
pasaulį, mes paskutiniai dinozaurai, kas amžina gyva ir to mirtis nežudė, kas liks iš tavo peržiūrų, kai ištrins YouTube. Apsižiūrėk, kokiam pasaulį gyveni, vieni pozityvus, o kiti pykčio kupini. Kur ta harmonija, kur tas per vidurį, ieškai to senai, bet surasti negali. Gal kad per dažnai su taurė rankoj, gal todėl vienas ir niekas neaplanko. O jeigu taip, tai kodėl, paklausk taip, juk tu čia kūrėjas, gali savo likimą perkreip. Šaukis, ką nori, vis tiek sugrįši į save, lai šaukės tie, kas tiesos neragavę. Mes į krantą išsimetę gintarai, išsiblaškę pasaulį lietuviški beržai. O tu dar vieną naktį sėdi stiklinėm akim, raminamaisiais bandai nusiraminti. Nuei tie, kad ir jie nebepadeda, nebelikę teorijos, tik grina praktika. Truputį kitaip negu suolė žadėjo, jie patys to, ką sakė, niekad netikėjo. Taip ir meluojam, vieni kitiems už algą, į akis šypsomės, o už akių kalbam. Sakyk man, kur aklas gali nuvest, tave išmokė kaip galvot, jaust, švest. Taip nuo vaikystės tau sudėliotas meniu, taip ir keliaujam visi vienodų maršrutų. Taip ir gyvenimai kaip sekundė prasprūsta. Žinau, kad klausi savęs, ko čia trūksta. Klausyk, meluok man, bet ne sau. Žinau, ką jauti, nes tavim jau buvau. Mes čia tam, kad kreivą kelią ištiestume, mes čia tam, kad tamsią naktį nušviestume, mes čia tam, kad vėl prie laužo susėstume, mes čia tam, kad mes čia tam, kad kreivą kelią ištiestume, mes čia tam, kad tamsią naktį nušviestume, mes čia tam, kad vėl prie laužo susėstume, mes čia tam, kad mes čia tam, kad vėl augtų gėlės.